Atsisėsk patogiai, užmerk akis ir giliai įkvėpk. Pajusk, kaip oras užpildo tavo plaučius ir iškvėpk, paleisdamas visą dienos įtampą. Leis sau visiškai atsipalaiduoti, palikdamas užnugaryje visas mintis ir rūpesčius. Įsivaizduok save miške. Pajusk, kaip tavo pėdos lengvai įsispaudžia į minkštą samanų kilimą. Įkvėpk gaivų švarų orą, pripildytą pušų ir medžio kvapą. Klausykis aplink tvyrančios tylos, kurios viduryje švelniai girdisi lapų šlamesys ir paukščių giesmės. Įsivaizduok, kad eini gilin į mišką. Kiekvienas žingsnis nuveda tave arčiau vidinės ramybės, arčiau natūralios pusiausvyros, kurią miškas spinduliuoja. Pajus, kaip šis žingsniavimas tampa lengvas ir ramus, kaip tavo protas pamažu nurimsta. Stok viduryje miško. Įsivaizduok, kad stovi apsuptas medžių, kurie tarsi tave apkabina. Pajusk jų stiprybę ir stabilumą. Įsiklausyk į miško tylą, kuri kupina gyvybės ir energijos. Pajusk, kaip miško ramybė šaltai persmelkia tavo kūną ir mintis. Stebėk, kaip saulės spinduliai prasiskverbia pro medžių šakas, sukuriančias šviesos ir šešėlių žaismą. Leisk šiam šviesos spinduliams paliesti tavo veidą. Pajusk jų šilumą, kuri tarsi pripildo tave energijos ir harmonijos. Įsivaizduok, kad esi vienas miške. Pajusk, kaip tavo kvėpavimas susilieja su medžių kvėpavimu, kaip tavo širdies plakimas atitinka gamtos ritmą. Pajusk šią vienybę, kuri suteikia vidinę pusiausvyrą ir ramybę. Jei pajunti mintis, kurios ateina ir išeina, leisk joms tekėti lyg upės srovei, nesikabindamas už jų. Tegul šios mintis būna kaip lapai, plaukiantis upėje, praeinantis ir tolstantis. Kai būsi pasiruošęs, pradėk lėtai grįžti į dabartį. Pajusk savo kūną, įsiklausyk į aplinką, kurioje dabar esi. Giliai įkvėpk, pripildydamas savo kūną naujos energijos. Ir iškvėpk, atpalaiduodamas visą likusią įtampą. Atmerk akis ir pajusk ramybę, kurią tau suteikė ši kelionė. Leisk šiai ramybei likti su tavimi, kad ji lydėtų tave per visą dieną.